Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė ir įrašau astrologinės įžvalgas Šaulio ženklo periodui. Ir jisai neužilgo prasidės, bet jau yra naujas periodas, jaunas mėnulis jau yra. Ir tas perėjimas jau 23 visai nebetoli. Ir galima jau kalbėti. Periodas išties įspūdingas. Šaulio ženklas yra ugnies ženklas ir tai yra iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, atsargiai su impulsyvumu ir galvoti, ką sakai. Nes tam periode iš tikrųjų gali labai įdomiai prasigroti. Tai aš tiesiog ir uždedu tą tokį momentą, galvok, ką sakai. Galvok, ką sakai ir atsargiai su impulsyvumu. Kadangi keistai, bet pasižiūrėjau, kad iki pat kūčių Jupiteris yra retrogradinis ir apie ką tai. Šiaip tai Jupiteris yra daugiau mokytojų mokslų tokia planeta. Taip, tuo periodu labai, labai gerai kažką tai naujo mokytis, klausytis, įgauti dar didesnio, kaip čia pasakyti, išminties. Išminties, tai dėl mokslo visą ką. Jeigu norit būti tas mokytojas realis, tai labai stipriai pagalvokit, ypatingai ką sakot, mokslai. Nes čia šiaip taip paprastai dvejopas toks, arba tu mokinys, arba tu kažką tai mokini. Tai atkreipkite dėmesį, ką jums žmonės turintis didesnę patirtį jums pasako. Labai rekomenduočiau tą periodą. Ir kadangi Šaulys aplamai toksai yra optimistas, nuotykių ieškotojas, intelektas, vyrauja nuoširdumas, dosnumas. Ir sutampa, kaip tik prasideda advento laikotarpis, jisai šiemet yra nuo lapkričio 30 iki gruodžio 24. Ir jisai yra labai neveltui. Jeigu dar Jupiteris yra toksai ženklas, labai palankus kelionė, tai šiuo atveju kelionė nelabai. Ir tai yra daugiau dvasiniai dalykai susiję, įvairios meditacijos. Aplamai adventas yra toksai, yra daugiau tylos, susikaupimo dalykas, ruošimosi ir visa kita, nes lapkričio 30 yra Šventas Andriejus, o 24 kūčių vakaras. Ir galite daugiau ilsėtis, ruoštis ir, kaip ir per adventą, susilaikymas labai gerai, yra įvairia askezės, nevalgymas, ten daugiau maldos, daugiau pabuvimas su savim, įsiklausimas toksai, be jokių ugningų tokių vakarėlių ir panašiai. Tai vat šitam periode labai būtų gerai susikaupimas. Tas, kad norite medituoti, pabūti tyloje praktikuoti, galima praktikuoti labai gerai. Iš tikrųjų šito periodu iš metų į metus aš darau dėkingumo maratoną. Šiemet irgi už pradėsiu daryti. Ir galite pasiekimų dienoraštį pradėti daryti, apie tai artimiausiu metu video darysiu dėkingumas. Ir kadangi metai baigėsi, puikia proga peržiūrėti, ką kito periodo per metus padarėt, galbūt per tą mėnesį dar yra tikimybė kažką dar padaryti, nes vis dėlto tai yra mėnuo iki persivertimo į kitus metus ir galima perplanuoti ir persižiūrėti. Tai vat planavimas šito mėnesio yra labai susijęs glaudžiai su mokslais, yra prioritetas. Ir labai būtų gerai šitam periode. Kas dar būtų šitam periode gerai, apart muzikos ramios, pasiklausyti, daugiau panirti meditacijas ir kažkokius tai religinius tokius, kam labai prie širdies, aišku, religinius aspektus. Tai čia labai puikus dalykas. Bet jeigu kalbant apie periodus, pavyzdžiui, šiandien yra 21. Iki, pavyzdžiui, iki advento, tam periode labai yra svarbus sąžiningumas ir laikytis tam tikrų savo nusistatytų principų. Atkreipti dėmesį, ypatingai tie, kurie rašo dienoraščius ir savo daro analizės labai gerai. Tai čia yra sąžiningumas, principai. Nenuklysti nuo jų. Toliau eina periodas, advento jau kai prasideda iki 11, kažkur tai plius minus 12, labai yra svarbi skrupulingumas ir reputacija. Va šituo periodu labai daug žmonių kreipia dėmesį į reputaciją. Ir tas periodas paprastai būna, kad žmonės greitai dirba. Ir aplamai Šaulys, tie, kurie gimė ir tuo periodu nuo 1 gruodžio iki 11, jie paprastai labai greitai ir sąžiningai dirba ir taiko labai efektyvius darbo veiklos metodus. Tai va šituo periodu, iš tikrųjų, kai jūs įsivažiuojate į adventą, ten prisilaikot kažkokį tai nevalgymų, ten dar kažko, tai tas periodas jums labai palankus, jisai padeda tą išlaikyti atsiribojimą, apsivalymą, vadinkim taip. Ir tuo periodu vėlgi labai svarbu, va šituo periodu daugelis žmonių nori dalinasi savo žiniomis. Ir tiesiog tik tai gaudykite tas žinias ir integruokite tas, kas jums reikia. Toliau yra nuo jau 12 arba iki 22 dienos, tai labai norisi tuo periodu kažko gražaus, kažkokių ritualų ir tada labai, kai įsivažiuoja žmogus į tuos susilaikymus, laikymusi tradicijų ir visą kitą, tada atsiranda asmeninės patirtis kažkokie, galbūt net ir prasideda kažkokie tai ritualai prieš kūčias, ten ruošimasis, dar kažką. Tai šitam periodą nuo 12 iki 22 galima ir pasakyti, tai tas ruošimuose prieš kalėdinis labai suintensyvėja ir jisai labai yra toksai gražus ir labai smagus. Tai jeigu taip akcentus užsakiau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, taip yra ir aš dar įvedu dvi savo šito neurografai žino, užsiplanuoju 2 dar dalykus, nors aš iš vakaro nusipiešiau ir man reikės jo persiplanuoti, dienoraštį. Ir vieną figūrą aš įsivesiu savo. Ką aš noriu, tiksliau 2. Taip, viena. Čia šitą žinau ir dar viena. Jo, ir kažkaip tai. 9 figūros ir tie, kas klausėsi, labai ačiū už kantrybę, pasiklausę. O tie, kas piešia, mes piešiam toliau, sugrįšiu po suapvalinimo.
Nu, kažkaip tai mintys eina, tai žinokit, vis tiek pasidalinsiu, kad va piešiu link to kūčių kalėdų periodo. Ir prisimenu labai tokį įdomų dalyką, kad jau psichozė kalėdinė prasidėjo. Kaunas iš viso eglę mėnesį anksčiau pasistatęs, Panevėžys irgi prieš Adventą irgi žiebs eglę. O prisimenu, seniau be kūčių, be kalėdų niekas tos eglės nestatydavo, nu ir nežiebdavo. Ir visiems visur viskas suspėdavo. Tiesiog toks išnyro prisiminimas. Jo, laikai keičiasi, viskas keičiasi, gal taip ir turi būti. Bet jo, va čia va, iš tikrųjų mokytis, žiūrėti, dėlioti. Tai va šitas periodas Advento, kai, kaip ir sakiau, susilaikymo, susikaupimo, ne veltui žmonės daugiau tylėdavo negu šnekėdavo. Ir be jokių linksmybių, pasnikai, valymasis naujam periodui, tam, kad išsivalyti, išsibūt. Ir iš tikrųjų labai faina. Ir nežinau kodėl, bet čia, jeigu girdisi, tai pas mane kokios sirenos, ar greitosios, ar policijos. Šiandien mieste važinėjau, tai labai daug policijos mašinų, masiškai, nežinau, kas tai per šventę. Gal aš kažko nežinau. Nu, policijos mašinų, žinokit, sutikau gal 6 ar 8. Dabar neprisimenu, bet labai daug. Labai daug mašinų policijos patrulių. Važiuojančių. Gal daug kas, kaip penktadienis ruošiasi, gal kokiem dalykam. Gal numatoma kažkokia šventė, nežinau. Bet kad mašinų policijos daug, tas irgi faktas. O pačių mašinų nėra daug, kas labai mane irgi nustebino. Nu, bet artėjant šeštadienį, atvažiuoji prie molo, jeigu tarkim, nu tai ten mašinų daug, žmonių daug ir visi ieško kalėdinių dovanų. Žiūriu pigu.lt, tai ten molė yra, nu tai ten eilės kilometrinės pasiimti užsakytų savo kaip prekių. Iš tikrųjų gal gražu ir gerai, ir faina. Tai va, tai yra tiek ir aš kaip visada mėgėju aktyvuoti. Nu, tokia noris man kreminė spalva. Žiūriu, ar aš tikrai įsijungiau, nepašnekėjau pati su savim. Yra buvo vienas iki, teko perdaryti visą video. Nes pasirodo, pašnekėjau su savimi. Tai va, aktyvuoju vieną spalvą ir aišku, aš čia dar pasėdėsiu, pabūsiu, pasižiūrėsiu. O gal tik tai nešiu dar kitą spalvą mėlyną, kažkaip tai man norisi. Sniegas, periodas toksai šaltukas. Kažkaip tai čia. Mano spalva kreminė. Va, ir nežinau, ar matosi, bet ko gero mėlyna tai turėtų matytis. Ja, susikaupti, pergalvoti, permastyti, pasiplanuoti. Aš pasižiūrėjau pagal savo mokslus, tai 5 modulį mums, kaip čia vėl 5 naujos praktikos. Ojoj, smagu, kad pabaigti metus. Reikės pasistengti padaryti visas 5 praktikas. Ja, o tai yra tikrai yra kas veikia, žinokit. Tai va, okei. Va, manau, kad matosi. Ir, nežinau, gal man šitam periode labiausias yra susikaupimas ir planavimas. Nes kitiem metam pasidaryti planavimą būtų visai neblogai. Taigi, pabaigsiu aš suapvalinti. Galutinį variantą išdėsiu, žinokit, komentaruose. Ir jis gali greičiausia pasikeisti ir būti truputėlį kitoks. Nes labai dažnai tai būna man, kad aš spalvų gamą pirmą įvedu tokią pastelinę, o po to padarau ryškę. Taigi, su jumis buvo aš Ingrid ir ate.